Trečiasis uždavinukas. 10% pasėtų sėklų sudygo. Kiek sėklų buvo pasėta, jei sudygo 18 sėklų? Šį uždavinuką galima įspręsti pačiais įvairiausiais būdais. Pirmiausiai galima pagalvoti taip, 10% tai yra 1/10 dalis. Reiškia 10 sudygo, o tai yra 18 sėklų. Tai visą sėklų skaičių norint sužinot, mums užtektų 18 padauginti iš 10 ir gautumėm 180. Kam taip sunkiau, gali sudaryti proporciją, tai parašyti va taip 10% sėklų atitinka 18 sėklų, o mums reikia visų iš viso, kiek buvo sėklų, mums reikėjo 100% ir tai yra x. Iš proporcijos mes gauname sudauginę va taip kryžmiškai 18 kart 100% ir dalinam iš 10. X būtų lygus 18 dauginta iš 100% ir dalinta iš 10 ir čia gautumėm tą patį 180. Dar trečią būdą parodysiu. Man labai patinka spręsti taip. Aš žinau, kad buvo pasėta x sėklų, sudygo 10%, reiškia 1/10 dalis ir gavosi 18 sėklų. Taigi, visos sėklos būtų 18 turėčiau padalinti iš 0,1 ir gaučiau 180. Štai įsprendėm uždavinuką 3 būdais ir trečias uždavinukas jau sudorotas.